Labą dieną visiems. Rugpjūčio 3 diena, 26 metai. Esam Sartų regioniniam parke prie Kriaunų apžvalgos bokšto. Lipsime į bokštą, stebėsim aplinką, pažiūrėsim Sartų ežerą, kaip gražiai atrodo. Šičia gražiai aplinka sutvarkyta. Čia matysis iš viršaus akmenų vaizdas visai kitoks, mozaika sudėta. Čia mano draugas Grikis, mes jį stebėsim iš viršaus. Visiems gero žiūrėjimo, aišku, aš paskui būsiu uždusęs, bet bandysiu pakomentuoti, kaip mums sekasi. Tai lipam, žiūrim, bokštas status, aukštas, gana baisoka. Stebim Grikį, stebim kaip akmenys atrodo. Jau tik biškį palipus jau gražus vaizdas. Iš aukščiau atrodys dar gražiau. Aplinkui visur miškas. Čia tokia jau stotelė, tokia galima pailsėti. Gike. Labas, Griki. Štai kaip gražiai akmenukai atrodo. Nu ką, atsipūtėm, pažiūrim į viršų. O dar yra lipti daug kur. Pirmyn lipam tolyn. Na, aš jau pats girdžiu, kaip mano kvėpavimas girdėsis jums žiūrintiems. Buvo Grikis nori, jau savo balsą reiškia. Norėjo lipti su manim. Palauk, Grikiukai. Ai, nepasiskaičiau, koks aukštis yra. Nu ką, dar medžių viršūnių neperkopėm, bet jau vaizdai atsiveria. Na, vienu žodžiu, dar miške, dar lipam. Graži ta mūsų Lietuva. Gražių vietų yra Lietuvoje. Sugebėkim tik tai apžiūrėti ir džiaugtis. Taip. Nu, kaip čia pasakius. Sulig medžių viršūnėm esam, jau atsiveria ežeras. Vau. Nu, pažiūrim į apačią. Mūsų Grikis matosi akmenų mozaika. Jeigu užteks jėgų, apeisim visą mozaiką. Pirmyn ir atgal. Gerai, lipam aukštyn. Čia lankytojų nedaug. Vienas šeimynas sutikom vieną. Jau jie buvo įlipę į bokštą. Sako, užleidžiam vietą jums. Vau. Jau aukščiau, jau esam daug aukščiau. Jau prasideda gražumai. Labai gražu. Sala matosi. Didžiulė su visu mišku. Vandens bokštas. Žvejys valteliai matosi. Nu ką, lipam aukštyn. Kol yra galimybė, to lipam.
Štai ir viskas, mes esam viršuje. Sartų regioninis parkas, užrašas. Reikėtų surasti, kokie mes aukšti esam. Nepasiskaičiau iki galo. Na, vienu žodžiu, dabar apžvalga. Gražu, labai gražu. Čia ne vienas žvejys, matau, plaukioja, žvejoja. Aš šitame bokšte antrą kartą. Dabar oras geras, ramus. Pirmas kai lipom buvo vėjuota, tai suposi biškitas bokštas. Draugas Grikis. Štai mūsų draugas Grikis. Grikiukai, pamojuok mums su letena. Geras Grikis sėdė, ne? Nu, pamojuok Grikį. Žiūri į viršų. Nu, šaunuolis, palauk manęs ramiai. Nu, pabaigiam ratą apeiti aplinkui. Fantastika. Graži ta mūsų maža Lietuva. Tik mes ją sugebėtumėm išsaugoti ir puoselėti ateities kartoms, būtų labai šaunu. Antazavės Dievo apvaizdos bažnyčia, Antazavės dvaro rūmai, jaučiu, kaip bokštas supasi. Marimonto vandens malūno liekanos, partizanų žieminės ir Šilko mūšio vieta, Pakančių Dembų piliakalnis, Velikščių antras piliakalnis, Bredasių ąžuolas, Sartų regioninio parko lankytojų centro ekspozicija, kultūros centras Dusetų dailės galerija, apžvalgos bokštas, Kriaunų istorijos muziejus, Bobriškio cerkvė. Va, šitas bokštas šitoj nuotraukoj. Nu, nežinau, gausiu į komentarus parašyti, kokiam aukštį mes esam dabar. Kadangi jau šį čia nematau, apačioj nedaskaičiau. Ačiū žiūrintiems mano kanalą. Nulipimo jau nebefilmuosiu. Žinosit, kaip atrodo, galėsit atvažiuoti patys apžiūrėti. Visiems gero žiūrėjimo. Spauskit patiktukus, rašykit komentarus. Ačiū. Viso gero.